Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 85 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie interfeisus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Kaip jūs prisimenate, mes galim realizuoti abstract klasę. Ir ten gali būti pas mus abstract metodai, kurie neturės realizacijos. Ir tada mes turime naudoti raktažodį abstract. Ir ta klasė gali paveldėti kitą klasę. Ir aprašyti realizaciją to metodo naudojant raktažodį override. Panašus dalykas pas mus yra ir su interfeisais. Jeigu mes abstract klasę pakeisime į interface ir panaikinsime raktažodį abstract, o čia panaikinsim raktažodį override, viskas pas mus veiks kaip ir identiškai. Mes galėsime sukurti tipą abstract example ir tą kintamai mes galėsime išsaugoti mūsų concrete example, kuris kaip tik ir implementuoja tą interfeisą. Labai svarbus dalykas, jeigu mes darome paveldimumą, tai mes paimam iš tėvinės klasės kažką. Bet jeigu mes implementuojame kažką, tai mes aprašome realizaciją metodų arba savybių, kurie pas mus yra aprašyti abstrakčioje klasėje arba interfeise. Arba jeigu paprašiau, klasės mes paveldim, o interfeisus implementuojam. Bet logika yra labai panaši. Ir dabar, kaip matote, aš galiu iškviesti iš mano kintamojo example metodą abstract method. Ir paleidus tą kodą, aš matau concrete example abstract method. Ir jūs galite paklausti, o kam mums reikalingi interfeisai, jeigu pas mus jau yra abstrakčios klasės. Ir pagrindinis skirtumas tarp šių dalykų yra toks, kad mes galim paveldėti tik vieną klasę, bet interfeisų mes galim implementuoti tiek, kiek norim. Tai kaip jūs matote, pas mane yra vienas ir kitas interfeisas ir vienas ir kitas interfeisas turi metodą be realizacijos. Ir kai mes implementuojame tos interfeisus į klasę C, tai mes aprašome tą realizaciją. Ir aš ir ten galėsiu priskirti mūsų objektą C prie vieno interfeiso ir prie kito interfeiso, bet iškviesti galėsiu tik vieną metodą. Aš iš A negalėsiu iškviesti metodo B. Nes tas interfeisas nieko apie metodą B nežino. Jis žino, kad yra tik toks dalykas kaip A, bet apie dalykus tokius kaip B arba dar kažkokius kitus dalykus, kurie ten gali būti toliau, jis nieko nežino. Dėl to mes ir negalim taip iškviesti. Mes galim pabandyti atlikti kastą. Ir iškviesti tai tokiu būdu. Ir tada tai suveiks, jeigu A tikrai pas mus dar implementuoja ir B, bet jeigu B jis neimplementuoja, jeigu aš dabar čia B panaikinsiu, tai tas dalykas pas mus nesuveiks ir aš ir čia negalėsiu to dalyko iškviesti. Jeigu C klasė neimplementuoja interfeiso I, B, tai mes čia B ir negalėsime iškviesti, nes gauname null. Bet jeigu visgi implementuosime tą dalyką, tai tada jau pamatysime rezultatą B konsolėje. Ir kaip jūs dabar pastebėjote, interfeisai neturi priėjimo modifikatorių. Iš tikrųjų, priėjimo modifikatoriai čia gali būti aprašomi, bet geriau to nedaryti. Tai buvo nelabai geras update'as, jeigu aš neklystu 9 versijoje atsirado galimybė dar parašyti realizaciją interfeisuose ir priskirti priėjimo modifikatorius, bet geriau to nedaryti. Mes galim čia parašyti raktažodį public, protected, protected internal, private protected ir kitus priėjimo modifikatorius, išskyrus private. Private mes čia parašyti negalim. Kas yra private protected internal ir protected internal, mes kalbėsime truputį vėliau. Dabar jums reikia žinoti tik pagrindinius priėjimo modifikatorius – public, protected ir private. Bet pagal galimybę geriau čia išvis nerašyti jokių priėjimo modifikatorių ir pagal nutelėjimą jie bus public. Ir prieš pavadinimą interfeisuose dažniausiai rašo raidę I, tai reiškia, kad tai yra interfeisas. Pagal pavadinimą mes jau tai galim suprasti. Ir interfeisai mums padeda aprašyti tik tam vieną kažkokį bruožą objektų. Tarkim, įsivaizduokite, mes turime gyvūnus ir gyvūnai pas mus gali daryti skirtingus veiksmus. Tai gali skraidyti, plaukti ir vaikščioti. Tai tokius interfeisus mes ir aprašysime. Tai mes turime 3 interfeisus – I walkable, I flyable ir I swimmable. Ir mes aprašome kiekvieną veiksmą tame interfeise. Tai mes galim eiti, plaukti ir skraidyti. Ir mes galim sukurti gyvūnus, kurie gali daryti vieną arba kitą dalyką. Tai tarkim, pas mus gali būti paukštis, kuris gali ir skraidyti, ir vaikščioti. Pas mus gali būti žuvis, ir čia bus tik vienas metodas swim. Galima aprašyti klasę human, kurią implementuos I walkable ir I swimmable. Ir kaip matote, mes turime tos metodus realizuoti.
Ir kaip jūs matote, mes turime parašyti tokį metodą, kuris aprašytas pas mus yra interfeise ir nurodyti priimo modifikatorių public, kad viskas veiktų be klaidų. Jeigu čia bus kitas priimo modifikatorius, tai pas mus neveiks. Mums sakys, kad turi būti public metodas pas mus ir negali būti protected, jeigu interfeise nenurodytas kitas priimo modifikatorius. Iš tikrųjų, kai kurie paukščiai gali ir plaukti. Tai implementuosime ir tą interfeisą. Ir kas tai mums duoda? Jeigu tai būtų klasės, mes negalėtume paveldėti daugiau nei vieną klasę. Bet jeigu tai pas mus yra interfeisai, tai mes galim interfeisų implementuoti tiek, kiek norime. Ir dar galim paveldėti kažkokią klasę, kurioje bus pavadinimas. Mes sukursime klasę creature ir pasakysime, kad ta klasė turi kažkokią ID ir turi kažkokį vardą. Ir realizuosime konstruktorių. Ir tada kiekviena klasė gali dar paveldėti creature. Ir dabar mes galim aprašyti metodus, kur kažką darysime. Tarkime, sukursime metodą vogue ir į tą metodą perduosim visus creaturesus, kurie gali pas mus vaikščioti. Praeisime pro kiekvieną iš jų ir pasakysime, kad jis turi pas mus eiti. Bet prieš tai išvesime dar pavadinimą. Ir jeigu tai yra creature, tai mes galėsime išvesti dar ir jo vardą. Ir tada kažkur nueiti. Bet jeigu tai ne creature, tai mes to žingsnio ir nedarysime. Ir taip mes galim padaryti su visais interfeisais. Turime visus tos interfeisus ir dabar galim sukurti klasės tų visų objektų. Ir iš tikrųjų, tas creature galėtų būti pas mus ir abstract. Nes mes nekursime creature klasės objektų. Ir dabar mes, tarkim, galim iškviesti metodą walk ir ten perduoti mūsų žmogų ir paukštį. Ir jie vaikščios pas mus. Mes galim iškviesti metodą fly ir perduoti ten tik paukštį. Mes galim iškviesti metodą swim ir ten galim perduoti objektus fish, human ir bird. Ir ką mes dabar pamatysime? Mes matome, kad ir John gali vaikščioti, ir human is walking, kad eagle gali vaikščioti ir jis irgi walking. Ir mes matome, kad viskas pas mus veikia, kad jokių problemų čia nėra ir visi objektai, kurie gali daryti kažkokį veiksmą, jie tą veiksmą ir daro. Tai tokiu būdu mes galim skaidyti objektus, taikant interfeisus į atskirus veiksmus. Ir vėliau, kai mes turėsime kažkokią infrastruktūrą, kurie reikės atlikti kažkokius veiksmus, mes galėsime objektus, kurie implementuoja tos veiksmus, tos interfeisus, saugoti interfeiso kintamosiuose. Ir mums bus nesvarbu, o koks ten yra objektas, mes tik pagal tos veiksmus viską ir darysime. Ir taip pat interfeisai pas mus gali turėti ir savybės. Čia gali būti example property ir prie to example property mes galim aprašyti jau ir priimo modifikatorius. Bet interfeisai pas mus negali saugoti būsenos. Tai jie negali turėti laukų, arba kitaip sakant, kintamų. Aš negaliu parašyti int x čia, arba sukurti bet kokį kitą kintamą čia. Kaip jūs matote, interfeisai to daryti negali. Ir jūs galite paklausti, o kodėl mes tada galim sukurti savybę, nes savybė irgi saugo duomenis. Bet kaip jūs prisimenate iš pamokos apie savybės, tas dalykas yra išpakuojamas į du metodus. Į metodą getExampleProperty ir setExampleProperty. Tai dabar jūs žinote, kas yra interfeisai ir kaip jūs galite naudotis interfeisais. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote. Lauksiu jūsų kitoje pamokoje.